Labas vakaras, su jumis Lietuvos tūkstantmečio vaikų žinios. Šio vakaro pagrindinė naujiena, kad į 12 finalą jau pateko 2 gudrus 12-okai. Ir karščiausios naujienos iš įvykio vietos. Taigi, Žygi. Taip, ačiū Žygimantai. Taigi, esu šalia Vilniaus minties gimnazijos ir čia susitiksiu su labai gudrių 12-oku, kuris pateko į finalą. Tiesiog gamtos vaikas Andrius. Štai, jisai lekia. Andriau, klajūnė. Stok. Sveikas, Andrius. Sveikas, Žygi. Vis sportuoji, negali be sporto. Negaliu niekaip. Gal užeisim trumpam į mokyklą, pašnekėsim ir vėl čiuošk, čiuoželį. Gerai, tik trumpam. Taigi, Žygimantai, žiūrim. Labas, esu Andrius iš minties gimnazijos. Nors gimnazija Vilniui, bet aš esu iš kaimo, gyvenau iki 16 metų Molėtų rajone. Todėl esu kaimietis širdį. Įdomus, užsispyręs, daug gyvenime tikrai pasieksintis ir, manau, labai turintis įdomių svajonių. Daugiausiai užsiimu turbūt mokslais, kaip ir kiekvienas moksleivis, bet paskui skiriu daug laiko sportui, orientaciniui, kadangi gamta mano namai, tai bėgioju miškuose. Kaip gražiai pasakyta, gamta tavo namai. Tai turbūt, kai ateina vasara, lieki vienas, nuogas per mišką, kaip Tarzanas. Turbūt pievose nuogas, miške, tai ten vadų būna, kanda. Atviras, šiltas, nors kai kuriems atrodo, kad jisai yra uždaras, bet kai su juo pradedi daugiau bendrauti, tai jisai tikrai visiškai yra kitoks, negu atrodo daugeliui. Atsiveria. Taip. Andrius yra labai fainas žmogus, iš tikrųjų, nes yra labai draugiškas, labai sportiškas. Jo, jis toks sportininkas, matėte jo taures? Nuo 2 klasės pradėjau bėgioti rimtai, tapau rajono čempionu kelis kartus ir užsikabinau ilgam, turbūt visam gyvenimui. Antroji mano aistra yra stalo tenisas. Andrius yra puikus geografas, puikus stalo tenisininkas, visus visada aplošia mokykloje. Pasiekimų didelių neturiu, nes mažai treniravausi turbūt, bet esu irgi rajono čempionas su komanda. O slidės čia prie ko? Slidės? Žiemą, matai, nuobodu būna. Tai reikia kažką veikti ir žiemą. Taigi, čiumpu slidės ir nuo kalnų. Visada siekia užsibrėžto tikslo. Jisai išbando įvairias naujas sritis. Jisai nestovi vienoje vietoje. Iš tikrųjų labai geras mokinys. Jeigu ne jisai, tai mūsų geografijos grupė matyti teigiamų neturėtų. Visą laiką padarys visai ne taip, kaip tikėjaisi, bet daug geriau negu bet kas kitas. Aš žinau, ko jis bus. Jis bus geografas. Jis geografijos mokytas? Taip, ir jam labai patinka geografija. Andriau, tu fainas, pavaryk stipriai ir gerai. Ačiū, Žygi. O dabar keliamės į Marijampolę, kur mūsų laukia kitas specialusis korespondentas Stakėnas. Taigi, Stakėnai. Taigi, ačiū, sveikas Žygimantai. Esu Marijampolė, šalia Sūduvos gimnazijos ir čia susitiksiu su dar vienu gudriu 12-oku, kuris dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio vaikuose. Štai jie visai netikėtai, sveiki, mėly draugai. Labą dieną. Ir prašau, užeinam pasikalbėti. Žygimantai, žiūrim. Sveiki, esu Martynas, jau turbūt susipažinot laidos pradžioje. Esu iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos, priklausom Lietuvos liberaliam jaunimui, konkrečiai Marijampolės skyriui. Mes su draugais į šiais metais įkūrėm, stengiamės, dirbom, bandom kurti pilietinę visuomenę Lietuvoje. Na, tai koks yra Martynas? Geras, draugiškas, komunikabilus, iškalbingas, tikras draugas, toks kaip turi būti. Na. Visuomeniškas, labai žingeidus. Labai puikus pašnekovas visomis temomis. Žiauriai aktyvus, tiesiog visus užkrečiantis savo aktyvumu, nuolatos kankinantis mokytojų savo klausimais. Tiesiog labai šaunus vaikas. Šiaip kaip supratau, labai daug kur dalyvauja, gal gali papasakoti? Taip, stengiuosi atstovauti ir mokyklą, ir savo organizaciją, ir apskritai pats savo kartais, kaip tūkstantmečio vaikuose. Dalyvavęs Respublikinėje istorijos olimpiadoje, šiais metais jau tikiuosi dalyvauti. Toliau esu buvęs Strasbūre, Briuselyje, tapau Europos direktorium. Domiuosi apskritai visų pasauliu ir stengiuosi kuo būti aktyvesnis ir krauti savo intelektualinį kapitalą. O tai galima būtų jį pavadinti moksliuku? Manau, kad taip. Jis nepyksta? Nemanau, čia tiesiog draugiškai. Prie meno esi, šoki, dainuoji? Šiek tiek esu baigęs muzikos mokyklą, dailės mokyklą, domiuosi literatūrą ir man tai padeda atsipalaiduoti ir šiek tiek pabėgti nuo kasdienių rūpesčių. Pašokį? Šiek tiek. Kalbina Martyno mokytoją. Na, mokytoja, koks gi yra Martynas? Puikus mokinys.
šaunuolis. Aišku, klausimų man negaili ir dėl to aš turiu itin kruopščiai ruoštis pamokoms. O kaip žmogus, koks jisai? Deja, kaip žmogų aš neįtin gerai pažįstu, dėl to, kad tik tais 2 metus su juo bendrauju. Bet aš girdėjau gerų atsiliepimų. Ko palinkėsit, ką patarsit? Linkiu didžiulės sėkmės, pasitikėjimo, ryžto ir kalbant nedaryti tiek kirčiavimo klaidų, kiek įprastai Martynai darai. Ačiū Stakėnai. Dėkoju Jums už dėmesį, su Jumis buvo Lietuvos tūkstantmečio vaikų žinios. Likite su Lietuvos televizija.